Krepšinis viena iš nedaugelio sporto šakų Lietuvoje, kuriuose pamaina dabartiniai kartai ruošiama jau nuo 4 metų. Ir matyt ne veltui. Nuo darželio iki 1 klasės vaikas vystosi sparčiausiai, formuojasi jo motorinės sistemos. Kuo daugiau judesių tame amžiuje jis išmoksta, tuo geriau vėliau valdo kūną. Austrijoje, jeigu daug kartais esate buvę slidinėti, tai žinote, kad tenais mažiausi cipliukai 3-4 metų jau stoja ant slidžių ir čiuožia. Ir paskui Austrai turi čempionų slidinėjimo srityje. Tai jų moksliniai tyrimai, būtent sporto srityje, ir rodo, kad nuo 4 iki 7 metų yra periodas, kada reikia startuoti ir kad tada pradėję mokytis vaikai rodo geresnius rezultatus ateityje. Juokaujama, kad Lietuvoje yra bent 3 milijonai krepšinio trenerių. Manau, kad daugiausia trenerių nori treniruoti Lietuvoje Žalgirį ir Lietuvos Rytą, daug mažiau nori dirbti su vaikais. Tai iš vienos pusės mes atsirenkame žmonės pagal tai, kurie myli vaikus ir kurie randa kontaktą su vaikais. Ir iš kitos pusės visą laiką labai svarbu, kad turėtų tas specifines krepšinio žinias. Gal yra galimybė nueiti iš karto į Rytą ir į Žalgirį kažkam tais, kas savo laiku gal buvo irgi labai žinomi žmonės krepšinio pasaulyje. Bet manau, kad labai svarbu ir vaikai, o pačiam susiklosto taip, tai dirbu su vaikais ir atiduodu tai, ką žinau ir kiek žinau žinių, ką sugebam, ką galim, atiduodam vaikam. Ateis laikas, gal kažkada užaugs šitą kartą, gal su jais ir mes užaugsime. Norinčiųjų patekti į krepšinio mokyklas daugiau nei jos gali priimti. Tačiau laimingųjų statistika daug pasako apie berniukų užsispyrimą. Po 1 metų nubyra vos 5–10 procentų. Nežinau, ar būdinga laikotarpiu šiam, ar taip ir su visais vaikais. Šiai dienai jie ganėtinai labai aktyvūs yra. Tai šioje vietoje yra labai svarbu, kad prieitume prie to, kad išgauti koncentraciją treniruotės metu. Nes ir krepšinis toks dalykas, kad aktyvumas labai gerai, bet susikaupimas tam tikrais momentais yra kur kas svarbiau netgi negu tas jų aktyvūs poelgiai. Krepšinio aikštelėje neišvengiamos ir emocijos. Aš asmeniškai skatinu emocijas. Kaip pavyzdį paimsiu, Deninas sužymi, kas yra treniruoti. Pradžioje būna, aš esu tokie, tai aš net skatinu, kad jis išrėktų tai, kad jisai išsilietų. Salėje jis gali garsiai kalbėti, tai ne mokykla, ne klasė, kur mokytojai drausmina ir tos emocijos yra gerai, ir ašaros yra gerai. Pasak trenerių, pyrago ir botago principas labai veiksmingas. Pagyrimų berniukams negailima lygiai taip pat, kaip nesilaikantiems drausmės nuobaudų. Labai veiksminga yra sportiniai baudimai, tai yra pritūpimai, atsilenkimai. Šita bauda yra vaikams kaip ir nelabai maloni, nes jie vis tiek jaučiasi, kad juos baudi, bet iš tikrųjų yra ir naudinga tuo pačiu. Tai mes nuskinam du vaisius vienu metu. Teoriškai talentas gali iššauti ir labai vėlai. Praktiškai atrodo, kai labai daug talentų nuo pat vaikystės jau dirba atkakliai. Tai po brendimo paaiškėja, kurie toliau gali siekti aukštų sportinių rezultatų. Bet tas kritinis momentas, kada pasikeičia vaiko fiziologija, tai yra brendimas, po kurio paaiškėja, kaip vaiko kūnas toliau vystosi. Anot specialistų, krepšinyje labiau nei juodas darbas svarbus talentas. Jį vaikas turi arba ne. Jeigu mes kalbame apie Eurolygą arba NBA, tai tuo atveju be talento, be įgimtų savybių jų neįmanoma pasiekti. Lygiai taip pat jų neįmanoma pasiekti ir be juodo darbo. Tai tenais yra talentas plus juodas darbas. O tuo tarpu tapti vidutinioku, pakilti netgi į Lietuvos krepšinio lygos lygio ir tenais sėdėti vienoje iš apatinių komandų, karts nuo karto išeiti, karts nuo karto likti ant suolo pasėdėti, tai galima vidutiniokui, kuris daug juodai dirbo ir labai daug stengiasi. Kiek iš šių vaikų po 7 ar 10 metų galėtų tapti pamaina dabartiniams aikštės dievukams? Tai visą laiką sako, kad labai gerai, jeigu iš kartos, kurią išleidžiame, tampa krepšininkais 2. Tai kalbant apie 1-okus, 2-okus, 3-okus, 4-okus, tai mes kartoje turime kažkur tais apie 200 žmonių. Tai tikimės, kad iš tų bent 200 žmonių gausis bent 2 krepšininkai.